gyvenamojoje zonoje. Štai tokiu ženklu pažymėta teritorija, pradžioje toks ženklas, o kai jinai baigėsi, jinai būna nubraukta. Tai jinai galioja iki tol, kol bus pasibaigusi ir ženklas kitas su nubrauktu. Gyvenamoji zonoje pėstiesiems leidžiama judėti važiuojamąja dalimi visoje gyvenamojoje zonoje. Tačiau jie neturi trukdyti transporto priemonių eismui. Ką tai reiškia? Tai jie gali eiti keliu, jie gali pereiti kelią, nebūtinai pėsčiųjų perėjų ir taip toliau. Nors ir jie neturi trukdyti transporto priemonių eismui, bet gyvenamojoje zonoje pėstieji turi pirmumo teisę prieš transporto priemonę. Jeigu čia jūs jau einat keliu, tai jau jis turi ir prilėtinti ir leisti jums čia kažkur nueiti iki keliuko, kur jums reikėjo. Ir jūs turit pirmumą prieš jį. Tai jeigu jūs partrenktų ar įvyktų eismo įvykis, jau tokiu atveju būtų vairuotojas kaltas. Čia vairuotojai turi būti labai atsargus, kai yra tas ženklas. Gali ir vaikai išbėgti kelią, gali važinėti su dviratukais, paspirtukais, tai čia turit saugoti. Saugotis, žinoma, visur reikia, bet čia jau turit suvokti, kad jau jūs būsit kalti. Šiaip manau, bet kur partrenkus, pavyzdžiui, kokį vaiką ar kažką, tai vis tiek jūs turit važiuoti, pasirinkti saugų greitį, kad jeigu atsirastų kliūtis netikėtai, kad jūs spėtumėt sustoti. Jeigu važiuoji, krūmai kažkokie ar šiaip, tai jau irgi kaip prilėtinti, net jeigu ir negyvenamoji zona, kad jeigu koks vaikas išbėgs, kitą kartą sakys, tu turėjai važiuoti lėčiau ir vis tiek jums gali būti didžiulės atsakomybės. Gyvenamoje zonoje draudžiama važiuoti didesniu kaip 20 km/val greičiu, stovėti įjungus transporto priemonės variklį ilgiau, nei būtina paruošti transporto priemonę važiuoti, nuvalyti sniegą ar panašiai. Gyvenamoje zonoje draudžiama palikti stovėti didesnės kaip 3,5 tonos didžiausios leistinos masės krovininius automobilius, draudžiama daugiau kaip 12 sėdimų vietų autobusus, taip pat draudžiama palikti stovėti traktorių, savaeigės mašinas ir jų priekabą. Tai lengvojo automobilio didžiausiai leidžiami masė yra iki 3,5 tonos ir sėdimų vietų yra 8 plus vairuotojai. Taigi su 12 būtų D1 kategorija, iki 16 plus vairuotojas. Tai žodžiu, jeigu yra iki 12 sėdimų vietų, tai dar galima palikti, čia būtų D1. Gyvenamoji zonoje draudžiama lenkti. Na, čia įvažiavęs į šitą gyvenamąją zoną gali ir pamiršti, kad išvažiavai iš gyvenamosios zonos, tada galvosi, kad visa Klaipėda yra gyvenamoji zona. Taigi, išvažiavę iš gyvenamosios zonos, jūs privalo duoti kelią judančiams transporto priemonėms ir pėstiesiems. Tai reiškia susijungimas šitoj vietoj, tai tokia kaip ir sankryža gaunasi keistos formos, todėl kad čia yra vienas kelias, tai yra kitas kelias. Mes turėjom ženklą, tas pats kaip duoti kelią, privalom praleisti automobilius atvažiuojančių ten. Ir taip pat čia, jeigu eitų pėstieji, pėsčiuosius, ir tada galime važiuoti toliau kelią, čia tą bendrą susijungia. Transporto priemonėms vairuotojas įvažiuodamas į kelią iš gyvenamosios zonos privalo duoti kelią juo artėjančioms transporto priemonėms. Taip pat pėstiesiems, kurių judėjimo kryptį jis kerta. Gyvenamojoje zonoje dviračių, elektrinės mikrojudumo priemonė. Vairuotojai netaikomi taisyklių PM7 ir PM6 trečiosios dalies nustatyti reikalavimai. Važiuoti vieną eilę ir kuo arčiau eismo juostos dešiniojo krašto. Taigi dviračiai ir elektrojudumo priemonės gali važiuoti dviemiai. Tai reiškia, dviesi išvažiavo draugai, jie čia gali važiuoti. Ir nereikia laikytis dešiniojo krašto. Jie gali atvažiuoti ir prieš eismą. Turit būti atsargus. Šiaip dar kitais yra ženklas, tai aiškinsimės, kur yra dviračių kelias. Dar vienas ženklas naujas. Šios skyriaus reikalavimai taip pat taikomi daugiabučių gyvenamųjų namų kiemuose. Taisyklių 175 ir 176,4 papunkčio nuostatos taikomos ir stovėjimo aikštelės. Tarkim, yra daugiabučio namo kiemas ir čia irgi yra gyvenamoji zona. Nors ženklo nėra. Tai ir galioja visos tos taisyklės gyvenamosios zonos. Jūs jau matėte 50% KET pamokos. Visas ir pilnas KET pamokas rasite vairavimoegzaminai.lt. vairavimoegzaminai.lt. Tikrai išmoksite vairavimo teoriją. Pėstiesiems leidžiama judėti važiuojamąją dalimi visoje gyvenamojoje zonoje. Tačiau jie neturi trukdyti transporto priemonių eismui. Gyvenamojoje zonoje pėstieji turi pirmumo teisę prieš transporto priemonę. Tai galioja ir stovėjimo